Pirmą kartą Lietuvoje įteikti nacionalinių vertybių apdovanojimai, paskelbtas labiausiai Lietuvą garsinantis žmogus, istorinė asmenybė, reiškinys ir istorijos faktas. Šiais kanklių garsais Balio Dvariono muzikos mokyklos mokytoja Aistė Bružaitė pradėjo nacionalinių vertybių rinkimo apdovanojimus. Pirmą kartą Lietuvoje surengtų Dienraščio Respublika apdovanojimų žmogaus amžininko titulas atiteko žymiausiai Lietuvos liaudies dainų atlikėjai Veronikai Povilionienei. Tikriausiai labai gerai. Dieve. Smagu, kai tam tuose rinkimuose dalyvauja tikriausiai tauta ir jinai labai nuoširdžiai to, ko nori, tai jinai renka. Autoritetinga komisija žmogaus istorinės asmenybės apdovanojimą paskyrė vienam garsiausių Lietuvos dailininkų ir kompozitorių Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui už Lietuvos vardo garsinimą už jos ribų. Nemažiau mūsų šalį garsinantis krepšinis taip pat gavo apdovanojimą kaip reiškinys garsinas Lietuvą. Bet aš puikiai suprantu krepšinio reikšmingumą žmonių sąmonėj, nacionaliniai savimoniai. Suvokiu, kad krepšinis atlieka telkiantį, kad jo vaidmuo yra gražus ir pozityvus. Ir aš ramia širdim savo balsą atidaviau už krepšinį. Pokario rezistencija prieš Sovietų sąjungą buvo pripažinta reikšmingiausiu atgaivinto istorijos faktu. O laikraščio skaitytojų balsas buvo skirtas draugijai Suvalkija. Dabar kaip jau ir yra 4 nominacijos, o 5 yra skaitytojų išrinkta. Tai manau, kad kitais metais gal atsiras ir 6, nes šių metų rinkimuose neatsirado nei vieno daikto objekto, kuris gautų statulėlę. Skaitytojai jau dabar gali siųsti dienraščio redakcijai laiškus ir siūlyti nominantus, o balsavimas už dažniausiai siūlomus prasidės kitų metų pradžioje.